Danke sehr. Der nächste Redner ist nun für die Grüne EFA-Fraktion Herr Bronis-Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Pritariu ir ypač sveikinu svarstomą projekto atitikimą gero valdymo principams. Jo aiškiai įvardinama teisės aktų hierarchija ir kazeino rinka suderinama su maisto kodeksu. Labai aukštai vertinu pranešėją siekį užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie maistą. Nors svarstomas dokumentas yra skirtas produktams nenumatytiems parduoti galutiniam vartotojui, būtina pasiekti, kad visoje maisto grandinėje būtų aiškiai atsekama informacija apie sudedamąsias dalis ir ypač apie alergenus. Kartu noriu atkreipti kolegų dėmesį, jog kazeinas yra tik labai nedidelis pieno rinkos elementas. Nepaisant to, kad priėmus šią direktyvą pieno rinka taps geriau valdoma, tai neišspręs šiuo metu ją kankinančių struktūrinių problemų. Todėl, naudodamasis progą, norėčiau priminti ir dar kartą paraginti komisiją kartu su valstybėmis narėmis ir pieno gamintojų organizacijomis ieškoti ilgalaikių, subalansuotų pieno krizės sprendimų. Ačiū. Danke sehr. Und nun ist Herr Piernicola Pedicini für die EFDD-Fraktion mit 1 Minute am Wort. Avevamo bisogno che nei nostri mercati circolassero alimenti sicuri, avevamo bisogno di dare sicurezza ai consumatori